Sveiki visi, basketinių žurnalistas ir GO3 Sport komentatorius Jonas Lešas čia. Praėjo šiek tiek laiko, spėjau suskraidyti ir į Ispaniją. Lietuvoje už lango šaltukas, žandai nušalo beinant čia, bet šią savaitę padarysiu savo apžvalgą. Atsirinkau 5 mačus man įdomiausius ir pradedu nuo trečiadienio susitikimo Europos taurės. Panevėžio 7bet Lietkabelis lankosi Prancūzijoje, jų laukia Breso-Burgo JL komandos iššūkis ir artėja lemiamų išbandymų metas panevėžiečiams, kadangi Europos taurėje artėja reguliariojo sezono pabaigoje. 5 ir 9 vietas skiria viena pergalė, bet būtent panevėžiečiai dabar yra toje 9 vietoje, į atkrintamasis patenka 6 komandos, o prieš akis išvykoje laukia grupės lyderis ir nedėkinga situacija, bet panevėžiečiai šiuo metu turi gaudyti bet kokį šansą. Pirmą mačą būtent Panevėžys namuose sugebėjo laimėti, vos 3 pralaimėjimus JL komanda yra patyrusi šį sezoną Europos taurėje, bet vienas iš jų būtent ir įvyko Aukštaitijos sostinėje. Vis dėlto dabartinė situacija nieko gero nežada 7bet Lietkabeliui, 4 pralaimėjimai paeiliui, nuolat purtomi jie yra sveikatos problemų, tuo metu Prancūzijos ekipa per pastaruosius 12 susitikimų laimėjo 11 kartų, bus labai įdomu pamatyti, kaip atrodo Zachary Rizašeras, vienas talentingiausių savo kartos krepšininkų visame pasaulyje, na, o Panevėžyje šiuo metu blizga Deividas Sirvydis, tad jeigu panevėžiečiams šansų nematau šiose rungtynėse, prognozuoju JL pergalę dviženklę persvarą, bet bus labai įdomu pastebėti Rizašero ir Deivido Sirvydžio akistatą. Nuo Europos taurės pereiname prie Eurolygos, kur maratonas praūžė, pastarąsias 2 savaitės vyko, abi buvo dvigubas Eurolygos savaitės ir jau po jų dabar galima rimčiau stebėti turnyrinę lentelę, iki reguliariojo sezono pabaigos lieka 13 susitikimų, o sumaištis turnyrinė lentelė yra milžiniška ir Makabio ir Olympiakos akistata man prieš akis, mūšis Pirėjuje ir čia labai svarbios rungtynės turnyrinės lentelės prasme. Makabis šiuo metu yra 6, Olympiakosas dalinasi 70 vietas ir atsilieka vos viena pergalė nuo Makabio, nuo tos 6 vietos, kuri garantuoja tiesioginį bilietą į atkrintamasis. Praėjusią savaitę abu šie klubai patyrė smūgius, Makabis neišlaikė 24 taškų pranašumo prieš Belgrado Partizaną, tuo metu Pirėjo Olympiakos pergalių serija nutrūko Barcelonoje, o vėliau sekė ir pralaimėjimas Vitorijoje, tad tikrai abi komandos yra sunkioje padėtyje ir nepagauna nei viena, nei kita stabilumo, turi geresnių mačų, turi blogesnių, tad šį susitikimą yra labai sunku prognozuoti. Pirėjo Olympiakos sudėtis tiesiog atrodo perpildyta ir kartais Barcoko rotacijos yra tiesiog nesuvokiamos ir tai išmuša žaidėjus iš ritmo, tuo metu Makabio pralaimėjimų priežastis galima aiškinti Lorenzo Brauno nestabilių žaidimų, bet bent jau Vaidas Boldvinas atrodo atsigavo ir jam mūšis su Pirėjo Olympiakos turėtų būti išskirtinai svarbus, būtent tai buvo ta pirmoji jo komanda Eurolygoje, kuri iš pradžių nepatikėjo Boldvino perspektyvomis, vėliau, kaip matome, Boldvinas tapo vienu geriausių Eurolygos gynėjų, tad savų ambicijų tikrai turėtų turėti Vaidas, bet kaip bebūtų, manau, kad namų sienos čia nulems pergalį ir ją iškovos Pirėjo Olympiakos. Penktadienis Eurolyga ir jį grįžta į Kauną. Kauno Žalgiris namuose priima Stambulo Fenerbahčę. Šarūnas Jasikevičius prieš porą savaičių lankėsi Panevėžyje ir daug laiko nepraėjo, bet šį kartą visai bus skirtingas vaizdas Lietuvoje. Šaras tikrai neturės tokio palaikymo, kaip buvo Panevėžyje. Šį kartą jau Kauno Žalgiris žais kaip šeimininkas namų ir turės savo sienų palaikymą. Vis dėlto Šarūno Jasikevičiaus komanda pastaruoju metu atrodo labai solidžiai. Prie Šaro, prie naujos eros, 12 pergalių ir tik 1 pralaimėjimas patirtas prieš Belgrado Crvena Zvezda, neįtikėtinas pasiekimas Fenerbahčė, prisimenant, kaip jie nestabiliai atrodė prie Dimitrijo Tūdžio. Visgi panašu, kad Kaune nebus Nigelo Heizo Deiviso, kuris yra tikrai svarbiausias Fenerbahčė žaidėjas šioje sezono atkarpoje, tad šanselis žalgiriečiams tikrai bus, neaišku, kokia bus Rolando Šmito situacija, kuris patyrė traumelę Šiauliuose, bet atrodo, kad pradėjo sportuoti su komanda ir viskas galbūt bus gerai. Taip pat bus įdomu pamatyti, ką Andrea Trinkieri pademonstruos, kadangi prieš šį mačą pagaliau Italas turės daugiau treniruočių ir galės įdiegti savo naujoves, o Žalgiris dabar yra tokia stadija, kai yra sunkiai prognozuojamas, tos 2 paeiliui dvigubos savaitės buvo tikras maratonas ir dažnai pamatydami vienose rungtynėse solidų Žalgirį, jau kitose labai silpno, tad sunku prognozuoti, ką matysime penktadienio vakarą, bet Šarūnas Jasikevičius yra vienas tų Eurolygos trenerių, kuris labai gerai moka viską kontroliuoti ir padaro viskas, kas priklauso nuo jo komandos, tad jam nebus lengva, Fenerbahčė nebus lengva, bet prognozuoju sunkią turkų pergalę. Penktadienis tas pats darė Eurolyga ir Monako prieš Madrido Realą. Monako pastarosiomis savaitėmis irgi forma atrodo kritus, per 2 savaitės buvo pasiekta vos 1 pergalė, per ją Okobo suspenduotas, Jordanas Lloydas vis dar negali stabiliai žaisti dėl sveikatos problemų ir Mike'ui Jamesui tenka vienam traukti Monako traukinį.
Nepaisant to, nepaisant sunkios Monako situacijos, dabar žaisti prieš Real ir bandyti iškovoti pergalę turbūt yra geriausias šansas, kadangi Real turi didelių sveikatos problemų, iškrito Valteris Tavaresas, iškrito Sergio Julas, neaiški Džano mūsų situacija, Vincanas Parė taip pat nežaidė pastarosiuose rungtynėse, taip. Grįžo Geršonas Ebuselė, grįžo Gabrielis Dekas, bet netektis šiuo metu yra tikrai stiprios ir tai rodo ir savaitgalio pralaimėjimas Ispanijos lygoje Mursijoje, prieš tai buvo ir pratęsimai su Stambulo Anadolu Efes, taip pat su Valencija ir tas nenugalimas Madrido Realo bolas atrodo šiek tiek pristojęs ir dabar jų laukia ganėtinai sunkiai išvyka į Monako, galvoju, kad čia laukia mūsų gražios rezultatyvios rungtynės ir Monako pergalė. Savaitę užbaigiu Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalių ir dar viena 7bet Lietkabelio dvikova. Jų laukia milžiniškas iššūkis prieš Klaipėdos Neptūną. Klaipėdiečiai turi 2 taškų pranašumą tarpusavio akistatoje ir darys viską, kad pateiktų nemažą staigmeną. Vis dėlto 7bet Lietkabelis yra šios poros favoritas ir spaudimas jų pusėje. Klaipėdiečiai prarado Sterlingą Gipsą būtent prieš šią akistatą, tačiau sugebėjo mobilizuotis ir atrodo kaip stabili komanda su Ąžuolu Tubeliu priešakyje. Tuo metu 7bet Lietkabelio problemas jau minėjau, juolab, kad šią savaitę laukia ir nelengva išvyka į Prancūziją, tad Nenadu Čanakui reikės kažkaip vėl iš naujo bandyti sutelkti komandą ir imti tą šansą, kadangi atrodo Europoje sezonas griūna, reikia bent jau savame kieme susitvarkyti savus reikalus ir labai sunku prognozuoti šią porą, labai sunku pasakyti, kaip jausis 7bet Lietkabelis, kas galės jiems padėti, bet galvoju, kad panevėžiečiai prie savų sienų sugebės keliais taškais iškovoti pergalę ir patekti Karaliaus Mindaugo finalo ketvirtą. Šią savaitę tiek, prenumeruokite mano kanalą, toliau sekite visas krepšinio naujienas ir pasimatome kitą kartą.